Kadangi artėja žiema, dažname name šilumos poreikis tapo kasdienė aktualija. Ir jeigu jūsų namų šildymo sprendimai yra švelniai tariant senstelėje, mažiau ekologiški, vargina nuolatinės priežiūros poreikių, gal jau metas pokyčiams, kurie įdiegiami tikrai greitai. 1 ar 2 dienos ir gyvensite visai kito komforto lygio realybėje. Labai paprastai viską pajungia, labai gerai ir čia per pusdienį viską paleido. Atvažiavo, prieš kelias dienas tik tai suvežė, o paskui paleido, tai viską, po pietų atvažiavo, vakarė jau viskas buvo paleista. Labai greitai vyrukai liuks dirba, labai paprastas. Aš tikrai nesitikėjau, galvoju, ką čia veiks po pietų atvažiavę, sako 9 valandą paleisim. Taip ir buvo, jokių problemų nebuvo. O atvažiavo beveik prieš 4, tai įsivaizduokit. Tikrai labai šauniai dirbo vyrukai, jo. Kęstučio namuose buvo įrengta išmanioji šildymo dujų balionai sistema, kuri suderinta su buvusiu kieto kuro katilu. Kodėl šeima maždaug 20 metų senumo namui pasirinko tokią šildymo alternatyvą? Todėl, kad gamtinės yra brangiai prašė įsivesti, būtent gamtinės. A skystos, tai ką, yra žymiai paprasčiau. 5 kartus pigiau, tai alternatyva gera šiaip malkom. Šiandien mes lankomės pas klientus namuose, kurie jau turi įsirengę suskystintų dujų balionų šildymo sistemą Sauridos. Namas ganėtinai naujas, nors jau 20 metų jisai pastatytas, bet šiltas, apšiltintas, tvarkingas, charakteristikos ganėtinai aukštos. Prieš tai žmonės turėjo kieto kuro šildymo sistemą ir dabar ją pasiliko, bet vardant patogumą nusprendė įsivesti Sauridos dujų balionų sistemą. Nes kada yra sveikatos, kada yra energijos, galima lengvai ir malką įmesti į katilą ir šildytis ir taip toliau, bet kada jau norisi to tokio komforto, patogumo, temperatūros pastovumo ir nebėra galimybės pečkuriauti kiekvieną akimirką ir kiekvieną dieną, tada jau kaip alternatyvą galima pasinaudoti ir Sauridos suskystintų dujų balionų sistemą. Beje, Kęstutis atvirai prisipažino, kad jam ir dūmo kvapas patinka, o ir malkų atnešimas maloni fizinė veikla. Bet... Privalumai? Patogumas. Patogu, nieko nereikia, kaip sakant, nustatyti temperatūrą ir tau vienodai, stabiliai, tiek apačia, tiek viršus. Jeigu susireguliuoji viską, mes tai buvom pasidarę. Labai gerai, tikrai, nes mes ir užaugę ant dujų, kaip sakant, kitur gyvendami turėjom dujas. Viskas labai gerai, viskas tvarkoja, čia viskas nuo kainos priklauso. Išvažiuoti, pavyzdžiui, niekur negali žiemą, reikia pasikurti, vis tiek reikia. Tai jau vienas dalykas. Senstam, tai ligoninė, tai dar kažkas gali atsitikti, maža kas kokio. Paleidai dujinį ir jisai tegul pleška savo. Kainų gal lyginti labai nesinorėtų, nes kiekviena kuro rūšis turi savo kainą, turi savo kaloringumą. Dėl to suvartojimas yra labai skirtingas, ar ne? Ar tu, nesvarbu, kokį kurą pasirinksi, ar malka, ar granulės, ar elektra, generuoja šilumą. Tai palyginti yra ganėtinai sudėtinga ta savikaina. Tiesiog aš siūlyčiau klientam pasiskaičiuoti investiciją, kiek jūs investuojate į pačią įrangą, jos į atvedimą į namus, sumontavimą ir po to jau skaičiuoti tas šildymo kasmėnesinės išlaidas. Tai tada turbūt būtų teisingiausiai ir protingiausiai tą kainą pasiskaičiuoti šildymo. Aišku, dėrėtų įvertinti objektyvius kriterijus – namo plotą, energinio efektyvumo klasę, jei apie tokią žinote, pagaliau apšiltinimo lygį, langų kokybę ir daug kitų dalykų, nes vizualiai panašiai atrodantys namai gali būti sunkiai lyginami. Ir nepamirškite temperatūros, kuri jums yra komfortiška. Vieniems užtenka 20 laipsnių, o kitiems ir 23 bus per mažai. Tačiau komfortiškos kasdienybės esame verti visi.